viskas visiems gerai, viskas cool. Ir dar vieną bandysim tokią pat situaciją padaryti, nes paskambino viena mergaitė, sako, labai noriu savo berniukui tai padaryti. Jos vardas yra Zita. Bet čia labai rimtas skambučių būdas. Aš pastebėjau, kad toks daug emocijų sukelia. Taip, nes tai gerai. Sveikas, dar kartą. Labas, Zita. Taip. Kaip tu? Ko puikiausia, kaip bilietus laimėjau koncertą. Super. Klausyk, Zitutė, tai papasakok apie savo vaikiną. Kas jisai, kiek jūs draugaujat ir kaip čia taip? Mes draugaujam ir tai bus mėnuo. Mėnuo. Jam yra 18, 12. O tau? Gyvena Šventose, prie poliklinikos. Gerai, tai man gal tą pačią situaciją paliksim, kad tu... Na, kaip tik irgi savaitgalį buvau tusovkai ir buvo daug tam vaikinų didžioji dalis. Rimtai? Jisai pavydus? Pavydus jisai? Šiaip, pagal nuotaiką šiandien, biškiam sugadinau nuotaiką, tai šiandien turėtų būti pavydus. Nu, tai manau dar biškai pagadinsi nuotaikas, taip. Tai žiūrėk, vėlgi viskas tas pats. Paskambini, atsiprašai, kad ne iš to numerio kažką ten sumalį, nežinau, ir sakyk, labai sąžinę užgraužė ir aš čia noriu tikrai tau prisipažinti, kad aš pati nelindau, bet supranti, kai būna, išgeri ten vieną kitą. Ir op. Ir žiūrim, kas bus. Ok. Nebijai? Jis neužmuš manęs. Neužmuš? Ar užmuš? Tikiuosi. Žiūrim. Gerai. Žinok, man tai kažkaip pastebėjau, kad labai jaudinos už tos žmonės. Suprasme, kai ta mergaitė taip sureagavo, tai gal velniai. Jo, bet čia tai jau žiauru buvo. Nu, ir jeigu būtų nepakėlus, tai eina savo. Tautvydas būtų praradęs mergaitę, bent jau parai. Minimum. Gerai, Lukui skambino, jau sujungtas. Tai Ok. po to, kaip tu pasakai, aš įvažiuoju kartu su tavimi. Klausau. Labas, Lukai. Čia kas skambina? Kaip tai kas skambina? Gražiausia. Aš? Užsislaptinau. Telefonas nudūsų, tai iš kitas skambino. Bet vis tiek užsislaptinau. Gausi. Tai, žinok, yra tokia dėla biškė. Kokia? Biškė negerų naujienų turiu tau. Jau. Atsimeni, kad aš tau sakiau, kad pas Deimantę švęsiu gimtadienį. Nu. Žinau, buvo nekas tenais, tau nemalonu bus tai išgirsti. Kas? Kas? Man buvo to neištikima iš tikrųjų. Alo? Kiečiu. Sorry, žinok, tikrai sorry. Dėl to koncerto, dėl visko tikrai sorry. Nežinau, kaip tu elgsis, bet tikrai sorry. Nu, supranti, biškį alkoholinių padaugino ir viską. Neversk alkoholį čia viską. Ką? Ne alkoholį esmė. Alio? Sako, ne alkoholį esmė. Na, tai biškį gal. Na. Aš bent jau kiek tos svarbus esu. Jonai! Įsigandai, ar ne? Labas, Lukai, radio stotis ZIP-FM, mes tave išdūrėm. Jėga. Taip ir tikėjau. Tai va, Zita, tavo panelė, paskambino man ir sako, pabandom taip pat išdurt, kaip prieš tai panelė, žodžiu, pasakyti tokią nemalonę naujieną. Iš tikrųjų, Zita buvo ištikima ir yra ištikima tau. Ir būsiu. Ir bus, va. Ja. Nu, išgąsdinat. Nu, bet ta tyla tokia, žinai, aš galvojau, kada čia tą džinglą leis, bet kad tu nieko nepasakai, tai sakau, reikia dar palaukti to momento, kuomet arba pasiūsi ją, arba... Bet tu sureagavai labai taip ramiai. Ne alkoholija, čia esmė, sako. Tai kažkaip... O kokios mintis, kas pasakė ir kas tau buvo? Tipo, nulinko rankos, ką norėjai daryti?
Net nežinau, tiesą. Tai buvo labai keista ir taip nežinau, kažkaip norėjęs pas ją nuvaryti iš karto, nubėgti. Rimtai? Geras. Gerai, tai ačiū Lukui tau. Zita, nepadėk ragelio, sutarsim dėl prizo, gerai? Tvarkoj. Iki. Na vat, dar viena porelė padalyvavo.